Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Kokybiški akumuliatoriniai įrenginiai iš TIR. Labas rytas Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Švarūs miestai. Šį rytą kviečiu Jūs išgirsti pokalbį su aktoriumi Andriumi Paulavičiu, kuris atskleis, kaip atrodo kino industrijos užkulisiai. Andriu, papasakokit, kokiais darbais ir kokiamis nuotaikomis šiandien gyvenat? Iš tikrųjų gyvenu nuostabiom nuotaikom ir manyčiau, nuostabiais darbais. Neseniai grįžau iš Los Andželo. Aš manau, kad kiekvienas aktorius turi pabūti Los Andžele ir pakvėpuoti orų. Realiai tuo kino orų karštu. Realiai dėl to aš ten ir išvažiavau, 10 mėnesių prabuvau, užsikroviau, patyriau kažkokių naujų patirčių. Supratau, kaip reikia pažindintis didžiuosiuose festivaliuose, kaip prieiti prie žmonių, kaip su jais kalbėti, kaip juos galbūt sudominti savimi. Nes iš tikrųjų mes Lietuvoje tokie esam kuklus ir nelabai linkę apie save kalbėti. Vat Los Andželas tokį truputį man suteikė, gal, kaip sakyti, sparnus, kur tu iš tikrųjų neturi bijoti apie save kalbėti. Nu, tarkim, aš nusifilmavęs esu Stranger Things seriale, kuris ten jau visam pasauliu labai populiarus ir, atrodo, kiekvieną kartą patį sakyti yra, kažkaip, gal tik tu pasikuklinti, ko čia girtis ir taip toliau, bet ten, kai tu tai pasakai, iškart visų akis pasidaro plačios, visi tave pradeda kitaip žiūrėti ir iš tikrųjų, kai yra minė aktorių, kurie sako, kad jie aktoriai, bet iš tikrųjų nieko nepadarė, tai tu tuos kreditus turi ištraukti dienos šviesą ir kalbėti. O be šito, išties prieš 20 metų aš kažkada pradėjau dirbti kaip castingo režisierius kino studijoje dar Antakalny buvusioj. Ir kūriau kompanijas castingo, bet paskui truputį nuėjau į šoną, nes norėjau daugiau to aktorinio džiaugsmo patirti. Bet dabar aš manau, kad aš jau aktoriniam viską patyriau, jau į kalną užlipau ir dabar atidariau savo naują castingo kompaniją, kuri vadinasi AP Casting Calls ir, tai, ką aš sukaupiau, ką aš turiu savyje, iš tikrųjų norisi pasidalinti ir su kitais aktoriais ir nebūtinai aktoriais profesionalais. Štai čia, šitoj studijai mes ieškosim naujų žvaigždžių. Tos, kurios jau prigesusios vėl įpūsime, tos, kurios gal labai jau šviečia žemyn nutrenksim. Ir atrasit naujus talentus, ar ne? Bandysim ieškoti, kalbėti, filmuoti. O kalbant apie ekologiją ir tvarumą, kiek jos yra jūsų pačio asmeninėme gyvenime? Iš tikrųjų stengiuosi, aš labai myliu gamtą, dar atsimenu, buvau mažas vaikas ir mes keliavom upėmis, Merkių žemena plaukėm, ten su tokiu katamaranų. Ir vienas dėdė sakė, būtent tą patį, kai tu atplauki į poilsiavietę, tu ją turi palikti gražesnį, negu kad prieš išplaukdamas ją turi būti palikti gražesnė, negu kad radai. Mano rankose yra Gamtos ateities įsteigtas prizas, stalo žaidimas, kurio misija yra Eko miestas. Wow. Taip, tam, kad šį prizą laimėti, reiks teisingai atsakyti mano viktorinoje pateiktus klausimus. Andriu, ar jūs pasiruošęs? Bandom, labai noriu Eko miestą turėti savo namuose. Gerai, pirmas klausimas. Kaip galvojate, kaip reikia tinkamai rūšiuoti kavos puodelį, vienkartinį? Tai puodelis eina prie popieriaus, o plastikas eina prie plastiko. Plastikas eina prie plastiko, bet puodelis eina į mišrių atliekų konteinerį. Pakalbėkime apie popierių. Popierių, kuris turi sąvaržėlę. Ar metant popierių į popieriaus konteinerį tą sąvaržėlę būtina išsekti? Suvalgyti. Tai sąvaržėlė, jau metalas, ne, turbūt, jeigu ne plasmasė, tai turbūt reikėtų išsekti. Ne, tai nėra būtina. Tiesiog per maža, kad... Per maža, tai galima tiesiog popierių su sąvaržėlė mesti kartu į popierių. Bet šiaip sąvaržėlės aš tada išsisegu ir pasidu kitam kartui. Ne? Čia yra tvarus pavyzdys. Taip.
Gerai, pakalbėkim apie vaistus. Kaip jie turėtų būti tinkamai rūšiuojami? Kuriuos reikėtų dėti? Pavyzdžiui, vaistai, kurie yra nebetinkantis galioti. Aš įtariu, kad reikia į vaistinę atiduoti. Visiškai teisingai. Kaip galvojate, kur keliauja surūšiuotos atliekos? Ar iš karto jos vežamos perdirbimui? Na, labai tiksliai nežinau, bet greičiausiai veža į tą vietą, kur jas ten dar pražiūri žmonės rankiniu būdu. Nebūtinai rankiniu, bet taip, kol dar yra jos pradžiai perrūšiuojamos ir tik tada keliauja į perdirbimą. Nesgi ten primeta visko žmonės, netyčia arba tyčia. Tai viskas, tiek klausimų, atsakymų, nežinau, kaip buvo teisingų, kaip man atrodo. Taip, bet prizas Gamtos ateities įsteigtas stalo žaidimas yra jums, prašau. Ačiū labai, Just. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Mūsų įmonė gamina dangtelius skirtus stiklainiams. Pagrinde dirbame su Lenkijos rinka, Lietuvos rinka ir iš tikrųjų ir kitomis Europos šalimis, kaip Belgija, Olandija, Vokietija. Gaminame 2 tipažų, tai yra namų apyvokos rinkai, kai mes patys namuose galime užsisukti tą stiklainį, ir gaminame gamykloms. Jie yra 2 skirtingų rūšių, sakykime taip, nors vizualiai visiškai nesiskiria, tačiau uždarant rankomis ir uždarant automatinėmis mašinomis yra naudojama skirtinga technologija, todėl pas mus ir gamybos procesas yra šiek tiek skirtingas ir mes juos rūšiuojame į 2 rūšis. Tai yra skirtas į gamyklas ir skirtas mūsų kasdieniai virtuviai naudoti. Tai pati pradžia buvo nuo to, kad mes pirkdavom dangtelius iš tikro tiek iš Ukrainos, tiek iš Bulgarijos ir kitų šalių ir parduodavom savo klientams. Laikui bėgant supratom ir pradėjom galvoti, kad reikėtų ir patiems pradėti tai gaminti. Ir karas Ukrainoje tai labai smarkiai pastumėjo. Ir pirmą savo įrangą atsivežėm būtent iš Ukrainos 22 metų pabaigoje. Ir jau 23 metais startavom su savo gamyba. Kiek ekologijos ir tvarumo yra jūsų gamyboje? Tai reikėtų greičiausiai pradėti nuo to, kad aplamai metalas yra labai gerai perdirbamas. Ką aš turiu omeny, kad tas pats metalas vis sukasi rinkoje, apie 70% yra iš perdirbto metalo, kur mes jau gauname lakštus, iš kurių gaminame dangtelius. Pagaminę tos dangtelius pas mus lieka toksai kaip vadinamas setelis, likutis, kuris irgi keliauja į perdirbimą. Visi einame link to, kad mes rūšiuojame. Tai tas metalas, tas metalinis dangtelis vėl atsiranda kažkur rūšiavime ir vėl įkrenta į tuos vadinamus 70% ir vėl viskas sukasi ratu. Mes dabar einam ir aplinkui yra supakuoti dangteliai, ar ne? Pakalbėkime apie pačias pakuotės, kiek jos yra tvarios ir ekologiškos. Pakuotė tai yra pagrindas, kaip matom, dėžė kartoninė, kuri namuose, tarkim, kažkur mes galim ją net kompostuoti, suyra, ar jeigu tai yra mūsų atvejs, tai mes tas pačias dėžės ar perklojimus naudojam po kelis kartus. Tarkim, jeigu dėžė yra perpakuojama į kitą, mes tą dėžę išardome ir darome perklojimus, kur nereikia pirkti iš naujo to kartono, kad perkloti tą padėklą. Viduje yra maišelis ir daugiau praktiškai nieko iš pakuotės ir dangteliai. Tai sakyčiau, kad labai nedaug pakavimo medžiagos yra šitam reikale. Tai, kas yra neišvengiama, negalim panaudoti antrą kartą ar trečią kartą. Mes viską rūšiuojam ir priduodam į atitinkamas rankas, kad tai būtų saugiai utilizuota. O kokius dar ekologijos ir tvarumo principus taikote įmonėje? Šiuo metu įgyvendinam projektą Saulės elektrinės ant stogo. Jau šiai dienai naudojame 20% elektros iš elektrinės ir šiaip planuojame iki metų pabaigos praktiškai save aprūpinti visiškai 100% tą elektrą. Kadangi mes nenaudojame jokių kitų kuro išteklių, nei dujų, nei kitos kažkokios žaliavos, tai tas irgi, manau,
teikia geras prognozes ir tvariam darbui. Esame virtuvėje, kur galima užuosti ką tik iškeptos duonos kvapą, gaminant buvo naudojamas aliejus. Pakalbėkime apie jį plačiau, kaip jis po gaminimo turėtų būti tinkamai tvarkomas. Labai svarbu, kad aliejus būtų kaupiamas atskirai. Nepilamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, nepilamas į kanalizaciją, į komposto dėžę, bet kad būtų kaupiamas atskirai, kad jį būtų galima pakartotinai panaudoti. Iki šiol įprasta yra, kad žmonės nesusimastydami aliejų po kepimo ar iš konservų, iš silkės pila į kriauklę, į tualetą, geriausiu atveju išmeta kartu su komunaliniam atliekom. Bet čia yra daug bėdų. Jeigu pilsi į kriauklę, į kanalizaciją, į aliejus, kad ir karštas arba nuplaunamas vandeniu, jis vis tiek vamzdžiuose atšąla, sustingsta, tada prilimpa prie sienelių, vamzdžiai siaurėja, kol galiausiai visiškai užsikemša ir gali užblokuoti nuotekų sistemą ir tada keitimas, remontas, daug bėdų. Jeigu bus išmetamas su kitom atliekom, su pakuotė, tarkim, tai vėlgi jis gali užteršti didelį kiekį pakuotės, kuri bus nebetinkama perdirbti. Taip pat daugiabučiuose išpilamas aliejus į nuotekų sistemas gali labai stipriai pakenkti ir miestų nuotekų tinklams, nes įsivaizduokite, kiekvienam daugiabutį šimtai butų, kurie galiausiai subėga į vieną valymo sistemą ir ten pridaro daug žalos, kur miestai po to turi didelių problemų tvarkydami sistemas. Tai turime iškeptą duoną, keptuvėje jau turime atvėsusi aliejų, tai ar mes galime pamatyti, kaip reikia tinkamai sutvarkyti aliejų, kuris jau nebetinkamas naudoti? Tai turim atvėsusį aliejų, turime talpą, plastikinę talpą, bet kokią plastikinę talpą, kurios nebenaudosime, pasiimam piltuvėlį. O jei kepant aliejuje lieka maisto likučių? Maisto likučiai jokia problema, gamybos procese jie yra išfiltruojami, tai tas, kas lieka inde, keptuvėje, gruzdintuvėje, tiesiog supilti į butelį. Svarbu, kad būtų atšalęs aliejus. O produktuose esantis aliejus, kaip jis turėtų būti teisingai tvarkomas? Ar galima jį pilti irgi lygiai taip pat į tokią pat tarą? Galima ir reikia. Turim džiovintus pomidorus, jie yra aliejuje ir tiesiog nupilame aliejų, kurio nenaudosime. Mums tinkamas yra tiek aliejus iš protų, iš silkės, iš džiovintų pomidorų. Netgi taukai, tarkim, po kepimo kepat vištą namuose ar daug taukų, riebalų, tai juos irgi galima dėti kartu su aliejumi, naudoti ir jie yra tinkama žaliava. Tai supylėme aliejų tarą, kur toliau aliejus keliauja? Viskas aliejus taroje, mes sandariai uždarome tarą ir nešame į specialų konteinerį. Tai dabar keliaujame prie specialaus konteinerio, kur galima mūsų panaudotą aliejų tiesiog saugiai išmesti, atsikratyti. Tai čia yra tas konteineris ir į šį konteinerį galima mesti aliejų kartu su šitą tarą. Taip, labai svarbus dalykas, kad nereikia pilti, tiesiog atnešėt plastikinį butelį, tarą. Tokie konteineriai stovi didžioji daly Lietuvos savivaldybių. Įprastai stovi prie kitų atliekų rūšiavimo konteinerių. Tikslius adresus, kur yra konteineriai, galima pasitikrinti arba mūsų svetainėje, arba Google Maps, arba atliekas.lt yra žemėlapiai, kuriuose galima pasitikrinti, kur arčiausiai jūsų yra konteineris. Tai dabar mes esame aikštelėje, kurioje atkeliauja iš gyventojų surinktas aliejus. Kur jis keliauja toliau?
Taip, čia matom konteinerius, kuriuose yra pripildyta iš gyventojų surinkto aliejaus. Jis atvažiavo į mūsų gamybinės patalpas, kur bus išpiltas iš plastikinių butelių. Plastikiniai buteliai tinkamai sutvarkyti. Tada aliejus yra filtruojamas, rūšiuojamas, išvalomas, supilamas į rezervuarus didelius ir galiausiai išvažiuoja į biodizelino gamyklas. Tai teisingai išpiltas aliejus turi didelę naudą tiek žmogui, tiek aplinkai. Visiškai teisingai. Aliejus atvažiavęs į mūsų įmonę yra teisingai perdirbamas. Iš jo pagaminama žaliava biodizelinui. Ir žmonės, jeigu pilasi kurą įprastoj degaliniai, labai yra didelė tikimybė, kad užsipils biodizelino, kuriame yra dalis aliejaus, kuris buvo teisingai perdirbtas. Tai Bevėlės technologijos yra BIPO grupės narys ir BIPO grupė yra tvaraus, išmanaus, saugaus verslo pasaulio dalis. Ir Bevėlės technologijos įsikūrė 2021 metais. Mes pamatėme, kad didieji rinkos žaidėjai pradėjo statyti parkus, kad tai yra įmanoma. Surinkom šiek tiek patirties lankydamėsi užsienio parodose, suformavom specialistų komandą ir įsteigėm kompaniją, kurioje galėtume realizuoti savo idėjas. Atsinaujinančių energijos šaltinių rinka išpopuliarėjo, sakykime, prieš kokius 3 metus, kuomet visi statė nutolusius saulės parkus. Ką Bevėlės technologijos šiai dienai pastebi, tai labai reikia atkreipti didžiulį dėmesį į jau esamų infrastruktūrų palaikymą, aptarnavimą, kadangi klientai patys galvodami, kad gali susidoroti su šia užduotimi, prisidaro labai daug nuostolių. Tarkim, netinkamai prižiūrima pieva po jėgainę gali tiesiog suskaldyti šienavimo metu apatinę panelių dalį ir po kelių metų jas reikės keisti. Taip pat, kadangi rinka šiuo metu jau yra pakankamai išsiplėtus ir ne tik reikia galvoti apie naujus objektus, bet ir jų valdymą, tai yra labai svarbu, kaip kuo mažiau naudotis tinklais ir saugoti kaštus. Nesvarbu, ar tai yra fizinis ar juridinis asmuo, tai labai svarbu pagalvoti apie energijos kaupimo elementus, energijos naudojimo valdymo programas ir netgi, sakyčiau, labai svarbu pagalvoti ir apie tai, kad jau greitų metų reikės keisti pirmųjų instaliacijų saulės modulius, kadangi jų efektyvumas jau turėtų kristi ir naujos investicijos turėtų būti pakankamai efektyvios. Su fiziniais asmenimis taip pat dirbame. Čia jau yra daug lengvesnė užduotis, kadangi infrastruktūros yra daug paprastesnės. Taip pat siūlome visą sprendimų spektrą, saulę, energijos kaupimą bei elektros instaliacijos peržiūrą ir pagalbą klientui. Taip pat dirbdami su fiziniais asmenimis ir su juridiniais asmenimis padedame pilnai susitvarkyti visą dokumentaciją, tai yra nuo ESO sąlygų išdavimo iki galutinės dokumentacijos pateikimo ir objekto prijungimo prie tinklo. Tai, sakykime, šitos rinkos chronologija yra tokia, kad pradžioje buvo iššūkis pastatyti saulę. Dabar turim labai daug energijos, ką su ją daryti. Tai mes nusprendėm prieš metus, kad reikia jau turėti sprendimus energijos kaupimo ir padėti klientams susitvarkyti su tą turimu kiekio elektros. Pradėjom dirbti su įvairiom įmonėm, prekybos tinklais, universitetais, spa centrais, verslo centrais ir įdiegėm daugybę elektros energijos kaupimo elementų. Labai svarbu paminėti, kad energijos kaupimo elementai teikia įvairią naudą. Tai yra, galime kaupti energiją ir naudoti savo infrastruktūrai, tarkime, naktį. Kai dingsta elektra, taip pat nėra jokio streso, kadangi tu turi pagalbą iš tų elementų. Taip pat
Taip pat galima pasinaudoti tokią galimybę kaip perteklinės galios objekte taupymą ir taip nemokėti galios mokestį, kadangi tau trūkstamą energiją kompensuoja energijos kaupimo elementas. Tarkim, iš mūsų paskutinio projekto, instaliavus šį elementą, pradėjom analizuoti duomenis ir pamatėm, kad vidury nakties, tai yra 1 valandą naktį, pastato energijos vartojimas šokteli 3 kartus. Klientui šitą informaciją leido susižiūrėti, kas yra negerai pastato valdymo automatikoje ir sutaupyti labai daug elektros energijos, kuri buvo švaistoma iki tol. Tai energijos kaupimo elementai ne tik teikia naudą per atsipirkimą, per pasinaudojimo tinklų, emisijos klausimai ir kiti, bet ir teikia naudą ir apie pastato vartojimo detalės, kurias gali analizuoti ir daryti išvadas ir susitvarkyti savo ūkį. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Laidų pakartojimus galite rasti lietuvosryto.tv mediatekoje ir YouTube platformoje. Iki pasimatymo.